Sveiki, vėl tiesiai iš veiksmo vietos ir buvo klausimų po praėjusio video, kaip šitą daiktą surišti su sistema. Turim sistemą savo, imitaciją sistemos, ne? Nu, tikra sistema, bet imituojam, kad žvejojam. Pabandysiu aš jums viską ant kranto parodyti. Kaip visą tą suženyti su šituo. Viskas labai paprastai. Žiūrėk. Užmetat bujų. Plytą, akmuo, kaip sakiau, maišas, stora virvė, pasistatot reikalingą vietą, bet jeigu jūs nusižiūrėjot žvejybos vietą, tai bujų tempkit už tos vietos 10-15 metrų. Tada pasiemat atvadinę plūdę, ją tvirtinat prie bujaus, jinai turi daug valo savyje, nu, čia galima papildomai prisirišti, bet šiuo atveju apie 20 metrų yra, prie kilputės, pritvirtinam, čia viskas labai paprastai, užfiksuoja, atsitraukiam nuo bujaus į mums reikalingą žvejybos vietą, tai tarkim mes žvejosim ne čia, o va čia. Atsitraukiam, tada galą ant specialaus fiksatoriaus užviniojam, viskas. Čia turim standžiai. Paliekam viską, plaukiam į krantą, susitvarkom meškerę, prisirišam sistemą, užsidedam masalus, sliekus, gyvą žuvį, ką ten sugalvosi. Atplaukėt ir nutrūkstantį valą tvirtinat prie šitos plūdės atvadinės. Plaukiat į krantą, pasistatot meškerę, viską įtempėt, kad valas, visas likęs jūsų pagrindinis valas eitų virš vandens, tas daiktelis vandenį, nu, ant vandens paviršiaus jisai neskęsta, čia kaip plūdė gaunasi, ir jūsų sistema, masalo gilis. Pagal sistemą gaunasi, yra kitų būdų, kaip pritvirtinti aukščiau, tarkim, nenorit paviršį, norit prie dugno, 3, 4, 5 metrus, yra kitų būdų. Bet čia gal vėliau palikim kitam video, kaip tai padaryti. O pradžiai, štai jau, paprasta paslaptis, kaip viskas vyksta. Visus reikalingus, būtent tokiai žvejybai sistemos priedus rasit DACAT.LT parduotuviai. Užeikit, pasidairykit, pasižiūrėkit. Jei vis dar kyla klausimų, drąsiai rašykit, klauskit. Gerai, iki sekančio.